Aš užsimerksiu, o tu mane ves. Nebūk nagla. Mama, aš užsimerkiu jau. Nebūk nagla. Palauk. Pasakyk, kur mes važiuojam. Mes važiuojam tikslajam. Ir kur dar? Žinau, ką šiet. Mes važiuojam į spektaklį. Labas rytas, sveiki atvykę į mūsų vlogą. Mes važiuojam pirkti slime, nes vakar, kai buvom, kur mes buvom vakar šuniukų parodoj ir ten buvo tokie slime ir jiems labai patiko, vakar nebenusipirkom, tai dabar važiuojam ir tada važiuojam į spektaklį. Gidžiau važiuok. Tai tiek tu pirksi daug? O tiek slime tau reikia? O tikrai tokias spalvas tau patinka? Ką? Tu palakysi? Pasiėmiau krepšėlę, man irgi žiūrėk labai. Nu duoda. Dar eisim pampers paimti. Nu duoda. A tikrai tokias spalvas? Šitai irgi. Kašė jau duoda. Grįžom ir iškart jau slime bandom. Eičiau, badai, jau šitas. Taip. O supranti? Čia netikri yra. Jie nori, kad būtų baisu. Va čia. Žiūrėk, o tu nebijoji. O kas ten yra? Žiūrėk, vidui, Leonardai, kas ten yra? Kiškrankytė. Nori aš tau parodysiu, žiūrėk. Žiūrėk tau parodys. Oho! Atvažiavom mes čia, bet nesinori daug rodyti, žinai, kad po to būtų jum įdomu čia ateiti pasižiūrėti. A ne? Tai reikia tik biškį parodyti. Bet biškį man baisu, kai klaunai, žinai. Smagu, bet baisu. Leonardai, tau baisu ar tau smagu? Man baisu. Nu eik, nebijok, mama. Man tik kviečia. Eik ir paliesk, prašau. Netiko. Netikras. Eik, mama, paliesk. Nu, liesk. Leonardai, dabar tu palies. Žinai, čia tikrai kažkas dabar bus, nes labai bliksta akin mane. Aš užsimerksiu, o tu mane ves. Nebūk nagla. Mama, aš užsimerkiu jau. Nebūk nagla. Palauk. Žinok, aš neįsiu. Jūs eikit pirmas. Eik, mama, tu pirma, tu prašau. Nu, mama, greičiau, nu, eik. Ai, tu dabar jau išbėga, matai? Kaip negera, žinok, man O ko tau negera? Nu, negerai, gintarė man. Nu, kas negerai, pasakyk. Nu, pavargau. Pavargai. Čia yra kažkokia ligoninė, va, kur tu dirbi. Ką? Pažįstama turėtų būti aplinka. Viens vyras, tai kažkaip drąsiau. Turėtų būti pažįstama aplinka, ką? Ne, Leonardas, tai būtų įsigandęs. Nu, taip. Dabar vaikų širdis. Jeigu man užskaitys Smūgiai širdis, tabaluoja. varysis. Tai čia tik tas ir buvo baisiausias. Aš užsimerksiu, tu mane vesk. Nu, tau nebaisu? Ne, man tik ten labai buvo baisu. Kur? Ten praeitą patį Ten pirmą? tas pirmas įdės, kai sakiau, eisiu mis. Nu viskas, išgyvenai, mama.
Nusipirkau naują puodelį iš Pepko, kuris turi tokį dangtelį kaip grybą. Dabar neturim parodyti, žinokit, taip faina pasidarai, ką nors uždengia dangtelį ir neatšalo, kol tu pasidarai tus darbus ir randi laiko atsigerti kavos. Šiais metais bus kažkas apie klounus, mačiau, tai bus įdomu iš tikrųjų pasižiūrėti, ką jie ten sugalvojo. Pradėjau dabar skaityti tokią knygą, kaip įveikti nerimą, kaip nustoti nerimauti ir iš tikrųjų tos knygos dėka supratau vieną dalyką. Aš dažniausiai skaitau visokias knygas tokias, žinot, pamokančias, apie savęs realizaciją ir panašiai. Tai supratau vieną dalyką, kad aš iš tikrųjų kartais daug labai dalykų permastau ir nereikėtų to daryti, nes aš toks žmogus, kuris visą laiką apie viską galvoja. Galvoju ir galvoju apie visokius dalykus įvairius, apie naujus planus. Tas knygos dėka aš supratau, kad galbūt aš net nemoku pasidžiaugti akimirką. Žinot, kai tu, tarkime, esi su vaikais, ar vakarieniauji su vyru, ten kažkur gražiai, ar tiesiog vaikštai laukia, nežinau, ką nors darai, ar ten žiūri televizorių, aš dažniausiai darydama kažką galvodavau apie kitą dalyką. Nežinau, kaip jums paaiškinti, ar jums tai būna, ar jūs irgi taip darot, bet aš supratau, kad aš visada galvoju apie ateitį, ar apie kažką galvoju ir nemoku pasidžiaugti akimirką. Nemoku tiesiog būti akimirkoje, aš visada šneku apie tą būk akimirkoje, džiaugis akimirką, bet pati praktiškai nemokėjau to daryti iki dabar, nes dabar pastarasis 2 savaitės aš tiesiog praktikuoju būti akimirkoje, tarkim, jeigu aš dabar dažaus ir filmuoju su jumis, negalvoti apie kitus dalykus, arba jeigu žaidžiu su vaiku, tai vienintelis darbas, ką aš dabar darau, žaidžiu su vaiku. Ir aš negalvoju nei apie vakarienę, neapkraunu savo minčių, negalvoju nei apie vakarienę, nei apie kažkokias tai ateiti kelionės, nei apie ko aš norėčiau, ir apie nieką negalvoti, tiesiog daryti vieną darbą ir tuo mėgautis. Tai labai padėjo man kaip ir išvalyti galvą, nes aš toks žmogus, kartais labai daug stresuoju dėl dalykų, kurie dar net neįvyko. Ir aš tikiu, kad ir jūs tokie patys, kad stresuojat dėl kažko, kas net neįvyko ir gal net neįvyks, bet vis tiek dėl to stresuojat. Tai aš jums siūlau apie tai nebegalvoti ir tiesiog gyventi šią dieną, gyventi dabar, gyventi akimirką, nes šią akimirką, kurioje tu esi dabar, niekada nebegrįš ir žinot, tu visada kažko norėsi geriau. Įsivaizduokit tokį pavyzdį, paimsim. Tu gyveni bute ir galvoji, kaip aš noriu dabar gyventi name, mane taip užkniso šitas butas, aš noriu gyventi name. Tu tada pradedi gyventi tame name po kiek metų, netarkim po pusės metų, pradedi gyventi name ir tu vis tiek nepatenkintas, nes galvoji, ar man reikia kažkokio tai gražaus kiemo, kaip aš noriu susitvarkyti tą kiemą, man čia kaip blogai, kaip man ten reikia gėlyno ar kažkas tokio, bet tu jau gyveni name, tai kaip ir išsipildė tavo svajonė, bet tu vis tiek surandi kažką kitą, dėl ko tu nori pergyventi. Tai nemoki pasidžiaugti, kad čia dabar aš gyvenu savo svajonį, aš to norėjau, aš gyvenu savo svajonį, man yra viskas gerai. Tiesiog pasimėgauti akimirką ir būti, pasakysiu angliškai, more present. Būti čia ir dabar. Tai va, aš dabar labai praktikuoju ir iš tikrųjų daug geriau jaučiuos. Negalvoju apie ateitį tiek daug, nes iš anksčiau ištisai aš noriu, kad būtų taip, aš noriu, kad būtų anaip, bet net nepagalvoju, kad gal iš tiesų yra ir dabar labai gerai. Dabar realiai yra viskas taip, kaip aš kažkada norėjau. Kas bus ateityje, tu niekada nežinai ir tu negali to nuspėti. Ir, tarkim, nerimauti dėl ateities tai mažiausiai. Ką tau reikia daryti, nes tu nežinai, o kai jinai bus, tada ir galėsi pergyventi. Tai tas man ir labai padėjo, tarkim, susitvarkyti su savo tom emocijom dėl tos operacijos, tarkim, nes taip operacija bus kitą mėnesį, bet aš nežinau, kas pas laukia ir kas bus po operacijos ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu aš susigadinsiu dabartį ir visada būsiu depresuota ir galvosiu apie tą vien tik operaciją, aš negalėsiu normaliai gyventi. Tai aš pasirenku gyventi čia ir dabar, džiaugtis dabartimi, džiaugtis akimirkom su vaikais, ką aš žinau, džiaugtis viskuom, kas yra dabar, o kas bus ateityje, tas bus. To neišvengsi. Ateitis parodys, reikia gyventi dabar. Dabar yra mūsų gyvenimas, o dabar, šią akimirką.
Tai jeigu ir jūs dėl kažko stresuojat ar bijot kažko, kas bus ateityje, tai žinokit, pamirškit, kas bus, tas bus, gyvenam čia ir dabar ir mėgaujamės dabartimi. Aš toks šiaip žmogus esu, niekada negalvodavau apie praeitį labai, bet aš žinau, kad tikrai yra daug žmonių, kurie susigadina dabartį galvodami apie praeitį. Ta prasme, kas buvo, pavyzdžiui, praeityje, tu to niekada nepakeisi. Vienintelis dalykas, ko tu negali pakeisti, tai negali pakeisti praeities, todėl skalbimo mašina, kaip skalbėsi. Vienintelis dalykas, ko tu negali pakeisti, tai negali pakeisti praeities ir gyventi ir griaužti save dėl kažkokių tai sprendimų, kuriuos tu padarei praeityje, yra taip beprasmiška. Tarsi, niekada dėl to nereiktų pergyventi. Tu padarei kažką, viskas. Pamiršti. Tai buvo, viskas. Leidi savo, padarei kažką. Tuo momentu tau atrodė tai teisinga, todėl tu taip ir pasielgiai. Tai apie tai jau iš vis net nebereiktų galvoti, nes praeities tu nepakeis ir kas buvo, tas buvo, reikia su tuo susitaikyti. Ir niekada nereikėtų dabartį galvoti apie praeitį. Aš čia šneku apie blogus dalykus. Kaip atsikratyti nerimą ir pradėti gyventi. Štai taip netrodo, tai ačiū Aistai, kad ją man atnešė, nes man Aistai atnešė, tai ačiū labai Aistai, kad ją man atnešė. Nes tikrai pakeitė mano gyvenimą. Visada, kai pasibaigia ar jau artėjai prie Helovyno, jau tu pradedi galvoti, kad jau kalėdos. Šiais metais Adamai bus pirmos kalėdos. Praeitais metais per kalėdas buvau iš čia jau beveik paskutinėme mėnesį, tai jo, tokios tos kalėdos buvo vargios, atsimenu, labai sirgom su Leonardo. Tai per kūčias, per kalėdas mes sirgom, tai tikiuosi šiais metais situacija bus kitokia. Kalėdos tikriausiai yra tokia viena iš mėgstamiausių mano švenčių, nes man patinka ta pati emocija, tas toks laukimas, žinot, visa šeima sueina kartu. Ir žinau, kažkaip man patinka ta šventė. Nėra, kad aš ten per daug, wow, ten jai ruoščiaus, ar dovanas ten labai pirkčiau iš anksto, ar ten kažkas, tai man tiesiog patinka ta emocija, kad visi susirenka. Man atrodo, dabar truputį šiais laikais tos kalėdos yra šiek tiek tokia labai komercinė šventė ir šiek tiek perspausta. Viskas labiau dabar pasidarė ne apie tai, kad susitikti visi pabūti kartu, bet apie dovanas. Ir susitinki kažką, pirmas klausimas, kaip pasibuvot su šeima ir ten kažkas tokio, tai ką tu gavai dovanų. Man tos dovanas niekada nebuvo kažkokia tai aktualija, aš jų niekada nesitikiu ir man asmeniškai, dėl manęs tai galėtumėm ir nesikeistum dovanom, bet tas kalėdas man nieko nereikia. Man patinka tas pats faktas, kad tu pabūni su šeima, pabūni su savo artimaisiais. Dabar tai aišku, kalėdos įgavo kitą prasmę, kai turi vaikų. Nes tu realiai stengiasi sukurti jiem tą šventę. Šiaip, kai turi mažų vaikų, tai visos tos šventės tokios, ne dėl savęs viską darai, bet dėl vaikų. Kai įvedėm tą advento kalendorių tokią kaip tradiciją, praeitais metais pirmą kartą pasižiūrėjom, kaip Leonardas reagavo. Šiaip jam labai patiko. Tai šiais metais dar labiau viską prisimins, tai šiais metais irgi darysim. Labai faina, kai įvedi kažkokią tai šeimos tradiciją, nes realiai, kas sukuria tas tradicijas, tai tu pats, tavo šeima susikuria tradicijas. Žinot ką, kadangi Helovynas, pagalvojau, kad įsidėsiu linzes ar galbūt net blakstienas prisikliuosiu. Bet taip įdomiai atrodo, tos akis, pažiūrėkit. Šiaip, nežinau, bent jau aš, kai jau nepripratus nešioti, tai man labai taip kaip per miglą viskas matos. Tai aš nežinau, aš dar pažiūrėsiu, ar aš jas tikrai noriu turėti. Reikia tik gal nusifotografuoti ir išsiimsiu, bet galvau pabandysiu.